vėl turim kokį -10, vakar sniego nebuvo ir per naktį lyjo, šalo ir dabar turim pūrus su tokį labai lengvos konsistencijos sniegą, kas labai pamaišys važiavimą, kadangi viskas slidu, avarijos, vėl turėsim labai daug problemų kelyje, arba neturėsim tikiuosi ir nepapulti labai didelę kažkokią, nežinau, avariją, gal tai pavadinkim. Visur žiburiukai, visur policija ir nusimato gana įdomi dienėlė. O mūsų Audi pakeistas tepalas, supylėm Hado revitalizantus ir važiuosim toliau. Šitą Audi sunkiai dirba, tai visada keičiam tepalą kas 5000 mylių. Galiu pasakyti, kad kieme beprotiškai šalta. Vakar dar buvo galima vaikščioti normaliai, o šiandien mes jau turim, nežinau kiek čia rodo, 22 F, tai kiek čia bus Celsijaus, nežinau, bet labai šalta, su vėju ir tokiu oru tik tai po kaldrą sėdėti, nes čia jau tokiu oru dirbti kieme nieks, net kelininkai nenori. Tai va, tokia situacija, važiuojam šiandien nupirksim GLC 2016 metų, man atrodo, jeigu neklystu, ir ilgai siūlėm story pas save, kaina krito, tada laukiam dokumento, tada dar krito ir jau pagaliau radom klientą, klientas rado mus ir važiuojam nupirksim. Kelio danga prasta, laukia 5 valandos vieną galą. Pardavėjas sako, negali susitikti anksčiau nei 5 valandą vakare, tai reiškia bus ir naktinio važiavimo namo. Tai kas nelabai džiugina slidžiam kely, bet ką mes galim padaryti? Mes tiesiog nieko negalim padaryti, o galim nuvažiuoti ir nupirkti, o čia ir šviesu ar tamsu. Tai vairavimo įgūdžiai išlieka tie patys. Tai kaip bebūtų, turbūt kad tiek. Va, su mumis šiandien ponė važiuoja. Šalta, tai net ant sėdynės nenori būti, tai iš karto ant kelio atsisėdo, sako, šildyk mane. Tai kadangi skelbimas kabėjo bent keletą dienų, tai ne vienas prašė normalaus video gavom tik tai naktį filmuotą, tai salonas matosi suplyšęs automobilio. Tada pats automobilis juodas, kažkur ten su pirštu pabadė biškį, bet tikrai labai nekaip pafilmuota, tamsoji ir klientai surizikavo. Vienas iš klientų pirkti ir pažiūrėsim, ką rasim iš tikrųjų. Kaip ir kiekvienam klientui sakom, pasakojam, tai nusiteikit, kad bus paslėptų gedimų. Kiekvienas automobilis visada turės paslėptų gedimų. Gali būti variklio problemos, greičių dėžės problemos, kėbulas dažytas, nedažytas, nesvarbu, kad nerodo Carfaxas, kad buvo mašina daužta, vis tiek gali būti kažkokių nubraukimų, įlenkimų, dažymų, pakeitimų, vietinio kaimo špakliavimo, kažkokių nesąmonių būrimo. Kiekvienam kaime yra tas žmogelis, kur viską moku padaryti. Tai va. Tai bet kiekvieną klientą stengiamės informuoti, kaip bebūtų, apie tai, kas gali laukti ir kaina atitinkama už šitą GLC. Nuo pat pradžių prašė 5000, tada pakilo iki 5250, kadangi reikėjo laukti dokumento ir tokia įdomi situacija gavosi, kad mes tiesiog norėjom būti pirmieji ir sakom, gerai, mums tiks ta suma ir važiuojam, darom, keičiam taitlą, kadangi mes nenorėjom laukti per ilgai, o tas per ilgai reiškia, kai dokumentas eina 2-3 mėnesius, geriausia pakeisti taitlą tol, kol jis yra pas žmogų, jam labai lengva išimti naują taitlą. Tai va, tai tokia situacija ir pažiūrėsim, kaip seksis. O dabar įkeliu Čikagos vaizdų biškį, po to dar kelio pamatysit nuvažiavimą, pirkimą, apžiūrą, daug dalykų pamatysit ir bandysim žiūrėti, karpyti, montuoti ir daryti kelią taip, kad jums būtų kuo įdomiau. Tai va.
Ko čia taip purtas, nesuprantu, kas čia dabar daras. Reikia kelionės metu ir pasistiprinti, tai sustojom į Panera Bread. Čia va matosi, labai skani sriuba duoda. 100 mylių pavažiavus nuo Čikagos sniego nebėra. Tai Audi visą kaip iš dumblo iškritus, va mūsų traileris ir keliaujam toliau. Kas įdomiausia, čia dar yra Walmartas vietinis, labai didelė parduotuvė, ten visko galite rasti nuo visko galite rasti. Iš vis jums įdomu, ne apie mašinas. Parašykit komentarą, ar jums įdomu, kas vyksta Amerikoje aplinkui mane, nes gal jums neįdomu, tai aš tada nepasakosiu. Žodžiu, bet kadangi jau pradėjau, tai priveskim prie to paties, kad Walmartas turi padangų montavimą, Walmartas turi tepalo keitimą, akumuliatorių galite nusipirkti, galite ką tik norit mašinai pasidaryti kaip servisas. Įsivaizduokit, atvažiuoti į Maximą, kol apsipirkinėjat, jums dar ir mašiną sutvarko. Tai va, tai tiek ir norėjau papasakoti. O parašykit, ar jums įdomu iš vis žiūrint videkus matyti aplinką, ar norit tik tai mašiną. Vykstam į GLC pasiėmimą, reikės savininko luktelti, kadangi negrįžęs iš darbo. Norėtųsi, aišku, kuo anksčiau išvažiuoti, kuo anksčiau grįžti, bet ne visada tai pavyksta, tai tiesiog taip jau nutinka ir nieko nepadarysi. Vis dar laukiam pardavėjo, tai jau nuo 4 valandų vakaro vis dar nėra, žadėjo lyg ir anksčiau grįžti iš darbo šiandien, bet negrįžo. Tai taip nutinka, kad per anksti atvykstam ir nieko nepadarys. Tai sėdim, laukiam, naktį tikrinsim, nelabai patinka šitas tikrinimas naktį, bet nieko nepadarys, anksti temsta, žiemos laikas ir kadangi jau atvažiavam 5 valandas į vieną galą, tai jau nebėra kur dėtis. Tai kaip bebūtų, patikrinsim, pažiūrėsim, kiek matysis, yra prožektoriai. GLC kaina tikrai nebloga, 5250. 5000 sudėrėta, o 5250 nestaitlo keitimas. Nu va, atvykta prie automobilis nupirktas, geresnės būklės nei galima buvo tikėtis, tai kiek jau matysis tiek, dabar naktis, turim GLC, juodą, dėl kur važiavam, tai padangos paprastės, tai aišku dabar nieko labai čia neapkalbėsim, bet vis tiek va, galite vertinti, kaip atrodo automobilis tamsoj. Tokie kartais būna pirkimai ir nieko nepadarysi. Va, pirkimai, pakrovimai ir kartais laiko nepasirinksi. O taip greit apeinam, parodom. Kadangi klientas lauks nuotraukų tik rytoj, tai reiškia, automobilį krausim šiandien. Formatic, kablys yra. Sėdynė suplyšus. Yra heads-upas. Ir turbūt, kad viskas. Tai stiklas sutrūkęs, sugriuvęs. O toks automobilis, nufilmuosim klientui degalinį, kad galėtų susidaryti pirmą vaizdą ir rytoj dieną perfilmuosim, perfotografuosim viską ir klientui jau iškeliauja automobilis. Tada, jeigu visgi nuspręs pirkti, jeigu nepirks, automobilis lieka mums.
matėt, automobilis pasikrautas, geresnės būklės nei galima buvo tikėtis ir rytoj dieną sufilmuosim, sufotografuosim, dar videoką padarysim ir pasikrovimas dar laukia, ir išsikrovimas, ir pasikrovimas. Rytoj dar viską sufilmuosim, laukia ir pasikrovimas, ir išsikrovimas, ir dar gražios nuotraukos, dar apibūdinimai, automobilio apžvalga, skenavimas ir taip toliau. Tai 2 dienų kelionė gaunasi, kadangi mus pardavėjas priėmė labai vėlai, o dabar jau yra, kiek čia tų valandų? Dabar jau turim 6:30 vakaro, o jau tamsu kaip subiniai. Smagiausias dalykas tas, kad Audi net nejaučia to mersiuko, 70 mylių per valandą šluoja ir viskas ok. Tai smagu, kad nebus sunki kelionė per daug mašinai ir greitai parsikrapštysit namo. Kaip ir visiems mirtingiesiam ir mes geriam kavą ir mums patinka Starbucksas, tai sustojom, nusipirkom kavos, sufilmavom klientui, kas vyksta su automobiliu. Ir va toks gražuolis buvo šiandien nupirktas ir jau matėt, ar matysit apžvalgą. Ir jeigu ir netyčia ir jums įdomu, parašykit, tai nupirksim ir jums kažką parvešim. Tai va, tai Mercedes GLC 2016 metų iškeliaus į Lietuvą, rytoj klientą pasieks pilna apžvalga šviesos metu, 100 nuotraukų, o gal netgi daugiau, ir pilnas apžvalgos video. Ir rytoj jau automobilis pasikrauna į terminalą ir iškeliauja pas klientą per 6-8 savaitės. Se va de mi cama, mami, no me cause más drama. Encontré un lugar seguro cuando me besaste, y cuando te alejaste roto me dejaste. No me estés enviando text. No, lo tuyo ya lo borré. Ha pasado tiempo pero ya te superé. Cae la night pero no te puedo ver. Cae la night y ya no te puedo caer, no te puedo ver. Toks GLC nupirktas, parvežtas, šiandien pristatysime pakrovimą, bus daugiau video. Mašinos pilna apžvalga visada galite pastebėti mūsų profilį Facebook ir Instagram'e, tai čia labai nesiplėsim su būtent automobilio defektais, tai jeigu įdomu į smulkmenas, tai tikrai užsukite mūsų Facebook ir Instagram profilį ir pamatysit pilną automobilio apžvalgą, visada pasidalinam, tokia labiau orientuota į klientą, į pardavimą, o čia paliksim medžiagą tiesiog kaip vyko kelionė ir kaip ir minėjau, ne kartą, jeigu norit nusipirkti kažką panašaus, tai irgi kreipkitės Facebook, Instagram'e ir tikrai padėsim kažką atsiųsti iš Amerikos. Per dieną kartais ir 2 kartus ir 3 kartus tenka supilti dizelio, ne į šitą mašiną, į savo Audi, kadangi nemažai mylių nuvažiuoja ir kuro sudegina apie 17 mylių per galoną, nežinau kiek čia litrais. Tai reiškia pilnai krauta, va, toks krovinys, jeigu būna 17 mylių per galoną. Tai per dieną esu maksimaliai supylęs 3 pilnus kuro bakus, tai va galite matyti, pilnas kuro bakas yra 22 galonai, tai čia nežinau kiek litrais, apie 8-9 gal, ir dažniausiai suma būna apie $80 plius minus, tai labai geros kuro sąnaudos šitos Audi ir šita Audi yra super automobilis. Tai mano vienas iš tikslų jau įrodyti, kad šita Audi yra ko gero top 10 automobiliai pagal patikimumą, jeigu prižiūrit.
Atvykom į pakrovimą, tai nusikrausim GLC, galėsit pažiūrėti, kaip atrodo visas procesas ir nežinau, jeigu turit komentarų palikit, ką darom taip, ne taip, like, subscribe, patinka. Šalta, Jėzus Marija. Neina čia atlūpnėt. Patikimo partnerio lipdukas keliaujant automobilio. Jeigu pamatysit tokį gatvę, aišku, čia klientas nusilups šitą blyną. Ateityje pagalvosim apie mažesnius, bet dabar turim, ką turim. I'm in the rave, man's cold, man's icy. Stepping on the beat, bare drip, new spicy. Cash in the bag, no stress, move lightly. Skirt through the lane, whole block, move pricey. Waste man talking, but he ain't on crowd. Pull up in the sneak, man's waving, no budge. Dance floor jumping, I'm flexing in the flood. Wrist too loud, made the whole team feel. Yeah, I flex, I dance, no go, no stress, whole team so stuck. Clean, no mess, money on my mind, man's best, no less. Yeah, I flex, I dance, no go, no stress, whole team so stuck. Clean, no mess, money on my mind, man's best, no less. London night cold, waste man talking, but he ain't on crowd. Pull up in the sneak, man's waving, no bud. Dance floor jumping, I'm flexing in the flood. Wrist too loud, made the whole team thud. Big drip swing when I go stack glide. Man, no chase, I'll vibe this slide. Pockets on boat, man, fully outside. If it ain't about pounds, then step aside. I dance, no go, no stress, whole team so stuck. Clean, no mess, money on my mind, man's best, no less. Kadangi mes perkam dažniausiai tik švarius taitlus, tai vakar nupirkom, šiandien atvežėm, o rytoj jau bus... Vakar nupirkom, o šiandien pristatyta į pakrovimą ir automobilis paruoštas krauti. Bandysim nefilmuoti kitų automobilių, nes nei vienas nenorim, kad mūsų turtą kažkas ateitų ir filmuotų, tai kiek įmanoma, tiek stengsimės nerodyti kitų klientų automobilių. Nenorėčiau, kad ir kažkas mano atėjęs automobilį filmuotų, tai reikia gerbti kiekvieno kliento privatumą, pavadinkim, ne privatumą, nežinau. Va taip, paliekam, žodžiu, mašiną, veidrodėlius uždarom. Uždarom veidrodėlius, išsijungiam, užrakinam kvapuką, kad netyčia neiškvėpintų kažkas iš čianai. Viskas, va, nebeatsidaro. Ir jau automobilį taip ir paliksim. Reikia viską sufotografuoti. Tai padarom daug nuotraukų aplinkui, kad klientas matytų, koks automobilis buvo prieš pakrovimą, dėl žalų. Nė vienas nenorim kažkokių nemalonumų, vis norim gauti tvarkingus automobilius, tokius, kokius nusipirkom. Tai va, tai viską sufotkinam, sužiūrim, čia vas tokia skylė, langas suskylęs, irgi nufotkinam, aišku, darbuotojai viską nuoširdžiai sufotografuoja, bet mes irgi padarysim savo darbą iš savo pusės. Ir, žinoma, dar padarysim video, apeinam greitai visą automobilį, kaip krenta saulė, viskas pasižiūrim. Viską sufilmuojam, viduj kaip atrodo. O taip kiekvienas klientas gauna video, nuotraukas, viską. Kad nebūtų po to klausimų, kažkokių nusiskundimų. Buvo, nebuvo. Čia jau tik tai neatsidaro, neatsirakina, tai paliksim taip. Taip, žalzė, išsitraukė. Sunku su viena ranka. Su viena ranka sunku padaryti. Va. Čia turim liftą. Va, taip susifilmuojam viską. Pasižiūrim ir paliekam. Ir aišku, paskutinis videkas į Instagramą, į Facebooką, kad būtų tvarkingai. Automobilis GLC 2016 metų vakar nupirktas ir pristatytas į pakrovimą šiandien.
šią savaitę arba kitą savaitę iškeliauja į Lietuvą. 6-8 savaitės ir klientas jau gaus automobilį. Visi automobiliai pristatomi į pakrovimą tik po pilno apmokėjimo, kaina Klaipėdoje. Viskas, GLC numestas, traileris tuščias. Iš mūsų pusės dar kas laukia, tai klientai pateiksim visas likusias nuotraukas, kas padarytas prieš pakraunant automobilį. Ir beliks klientui sulaukti automobilio Šiauliuose. Šiauliuose mūsų įmonės muitinės tarpininkas, mūsų partneriai padės išmuitinti automobilį, sutvarkyti visus dokumentus. Ir jau tenai beliks tik tai susitvarkyti automobilį, susieuropinti. Pirmiausia, išsimti raudoną numerį, jeigu automobilis važiuojantis. Tai galite padaryti, kad ir kitą darbo dieną, tą pačią darbo dieną realiai, kai atvažiuojate į Šiaulius. Su dokumentais nuvažiuojate, išsiemat. Jeigu turit raudoną numerį transportinį, ar kaip jie ten vadinasi, nežinau, prekybinį, tai iš karto kabinat ir važiuojat. Jeigu neturit, kiekvienas žmogus gali nuvažiuoti, išsimti raudoną numerį kardoninį regitroj, kuris galioja 30 dienų. Nu, ir per 30 dienų jau galėsit pasinerti į policiją priekį. Biškį reikės sustabdyti. Įrašinėjimus nieko, pasislėpsim taip. Ir per 30 dienų galėsit susieuropinti automobilį. Tik tai būtinai atkreipkite dėmesį, kad jeigu nepabaigsit per 30 dienų ir važinėsit su pasibaigusiu raudonu numeriu, gausit baudą. Nieks baudų nenori mokėti, tai geriau per 3 dienų suspėkit, pasidarykit. Jeigu matot, kad automobilis nevažiuoja, neimkit numerio tol, kol nėra techniškai išspręstos didelės problemos, mechaniškai, ne techniškai. Nes kitu atveju, jeigu pastatysit automobilį remontą ir ten automobilis praleis su raudonu numeriu 2-3 savaitės, užgers meistrėlis jūsų kažkoks ten pigesnis, tai galimai ir 2 mėnesius, tai tiesiog pragaišit laiką su raudonu numeriu, o tada jau reiks su traliku vežioti. Tai va, tai tokia situacija, žodžiu, lėkiam į kitus pirkimus.